Sveiki, visi kino mylėtojai. Šiandien pasinersime į tamsų ir įtraukiantį City on Fire pasaulį. Richard Downsas išviešintis įdųjų Hongkongo veiksmo filmą, kuris pakeitė žaidimo taisyklės. Galbūt nežinojote, bet šis filmas paliko neišdildomą žymę Holivude ir paveikė kai kuriuos jūsų mėgstamiausius filmus. Taigi apie kągi yra City on Fire? Filmas pasakoja apie Ko Chao, slapta dirbantį policininką, kuris infiltruojasi į juvelyrinį dirbinių vagių gaują. Chao artėjant prie gaujos, jis susidūrė su rimtomis moralinėmis dilemomis ir užmezga netikėtą draugystę su Fu, vienu iš gaujos narių. Įtampa auga ir pasiekia kulminaciją chaotiško apiplėšimo, kruvino susišaudymo ir tragiško atradimo metu. Tai tikras emocijų ir veiksmo kalnelius, kuris prikaustys jūs prie kėdžių iki pat paskutinės scenos. Tačiau City on Fire yra daugiau nei vien istorija. Filmas, režisuotas Ringo Lamo, garsėja savo žiaurių realizmų ir dinamiškomis veiksmo scenomis. Būtent šis filmas katapultavo Chow Yun-fat į žvaigždes ir įtvirtino jo kaip veiksmo ikonos vietą. Filmas sulaukė tiek kritikų, tiek žiūrovų pripažinimo ir pelnė įspūdingą 75% įvertinimą Rotten Tomatoes svetainėje. Dabar pakalbėkime apie jo įtaką kino pasaulyje. Quentino Tarantino gerbėjai, ištempkite ausis. City on Fire turėjo didžiulę įtaką jo 1992 filmui Reservoir Dogs. Abu filmai dalijasi panašiomis temomis, siužeto elementais ir netgi ikoniškomis scenomis, tokiomis kaip meksikietiškas akistata. Tarantino atvirai pripažino City on Fire įkvėpimą, o tai liudija apie šios Hongkongo klasikos svarbą. Tačiau jo įtaka tuo nesibaigia. Filmo stilius ir temos atsiliepia Holivude, ypač filmuose apie slapta dirbančius policininkus. Ir ne tik Hollywoodas, Bollywoodas taip pat pasisėmė įkvėpimo iš City on Fire. Puikus pavyzdys – 2002 filmas Kante, kuriame susipina City on Fire ir Reservoir Dogs elementai. Kodėl City on Fire vis dar aktualus tančios temos – ištikimybė, išdavystė ir miglota riba tarp gėrio ir blogio. Tai universalios istorijos, kurios kalba žiūrovams, nepriklausomai nuo jų kultūros ar kartos. Trumpai tariant, City on Fire yra daugiau nei vien filmas. Tai veiksmo žanro kertinis akmuo. Jo įtaką galima pamatyti kai kuriuose ikoniškiausių pastarųjų dešimtmečių filmuose. Jei dar nematėte, padarykite savo paslaugą ir pažiūrėkite. Galbūt atrasite kai kurių mėgstamiausių susišaudymo scenų ištakas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti ir paspausti varpelio, kad gautumėte pranešimus apie naujus vaizdo įrašus. Iki pasimatymo.